Aš esu Simas Stankus, dirbu radijo centre. Šiuo atveju operacija buvo visai kitokia, nes realiai aš mačiau, bet mačiau su akiniais. Tai man buvo keista ir sunku kažkaip apsispręsti dėl to, kad gal nereikia, ne? Operacija iš dyko buvimo. Aš matau viskas ok, bet su akiniais esu, bet dabar jeigu mane išoperuos, tai aš matysiu gerai be akinių. Mano galva labai svarbus dalykas yra prieš turbūt bet kokią operaciją, ne tik tai akių, yra kalbėtis ir išsiaiškinti, kaip yra, ne? Nes gydytojas žino viską, tas, kuris operuojasi, nežino nieko. Žino tik tai faktą, kad, tarkim, šiuo atveju turiu akinius, nebeturėsiu akinių. Rankos kojos man drebėjo, skaudėt neskaudėjo, taip pasakysiu. Vėlgi, turbūt nežinau operacijos, po kurios kažkiek laiko neskaudėtų, ar ne? Tai yra normalus dalykas, kažkokia intervencija turbūt, ar ne, į tavo organizmą. Nesijaučiau ekstazijai, ar ne, bet jaučiaus kitaip, tikrąja to žodžio prasme. Tu labiausiai jauti pasikeitimą prabėgus nedaug laiko, ar ne? Oba labai gerai, o nereikia akinių, ar ne? Aš supratau, kas yra tamsinti akiniai nuo saulės, kaip mes jas vadinam, nes žiūrėdavau su tokiu lengvu pavydu į tos, kurie, tarkim, su tamsiais akiniais varinėja kažkur, ne? Ir koks aš buvau kietas prabėgus, nežinau, mėnesių, kai aš vairuodamas savo mašiną užsidėjau akinius ir maždaug, ne tai, kad man saulė akis nešviečia, ar ne, bet maždaug pasižiūrėkite mane ir turbūt visi ačkarikai, ar ne, sutiks su manim, kad yra tam tikri įpročiai, ne. Jeigu tu gulėsi lovą, tu darai taip, ne. Jeigu tu atsikeli ryte, tu darai taip, eini į vonę, dedi koją, tu darai taip. Sportas, aišku, kad taip, ar ne, krosą tu gali bėgioti, bet irgi patogu, nepatogu, rasoja, nerasoja, ne, troleibusus, leiskim autobusus, nes čia yra labai minimali problema. Bet krepšinis, tarkim, aš manau, kad čia yra didis dalykas, kad tu gali eiti šiuo atveju aikštelę, ar ne, nebijodamas, nes visuomet yra kaip. Tu negali stipriau pajudėti, tu negali turėti geresnio, rimtesnio kontakto, nes realiai tu gali gauti netyčia visai žaidybiniai situacijai kažkur. Aš nesu profas, bet aš tiesiog mėgstu pažaisti, palakstyti kartais. Bet reziumuodamas galiu pasakyti, kad aš be akinių jaučiuos gerai, jaučiuos laisvai, jaučiuos gal fainai, jaučiuosi nepriklausomas ir laisvas. Tai imkit ir pasidomėkit.